Susitaikė su pusbroliu, Vytautas ėmėsi į rytus nuo Lietuvos esančių žemių užkariavimo plano. Jis turėjo svarbų konkurentą, savo žentą, Maskvos kunigaikštį Vasilijų. Daugiausiai ginčytasi dėl dviejų turtingų ir nepriklausomų prekybos ryčių – Pskovo ir Didžiojo Naugardo valdymo. Pastarajame mieste Vytautui pavyko suteikti valdžią Jogailos broliui, kunigaikščiui Lengveniui. Dėl šios priežasties kilo karas tarp Maskvos ir Lietuvos remiamo Naugardo. 1398 metais kunigaikštis Vytautas ir kryžiuočių ordino didysis magistras Konradas von Jungingenas sudarė Salynos sutartį, įpareigojusi atiduoti ordinui Žemaitiją. Užsitikrinę saugumą vakaruose, Vytautas galėjo surengti didelį žygį prieš totorius. Jis sudarė sutartį su chanu Tochtamišu, kurį didysis valdytojas Timūras buvo išvijęs iš Aukso Ordos. Tokiam žingsniui palankus popiežius paskelbė net kryžiaus žygį. 1399-aisiais Lietuvos kunigaikštis Kijeve subūrė didžiulę kariuomenę. Iš ten pradėjo žygį. Persikėlė per Dnieprą, Zimnavodą, Psiolą bei Sulą ir rugpjūčio 12-ąją pasiekė Vorsklos upę, kur kelią kryžiuočiams užtvėrė Edigėjaus vadovaujama totorių kariuomenė. Prasidėjo mūšis. Vytauto kariuomenė patyrė baisų pralaimėjimą, kuris ilgam pakenkė jo pozicijai rytuose. Po šio mūšio namo grįžo vos ketvirtadalis karių. Sukrečiantis pralaimėjimas prie Vorsklos vėl suartino Lietuvą ir Lenkiją. Dėl to 1401 sausio 18 dieną buvo pasirašytas Vilniaus susitarimas. Šiuo susitarimu Vytautui pagaliau buvo suteiktas taip trokštamas Lietuvos didžiojo kunigaikščio titulas. Savo ruožtu Jogaila užsitikrino aukščiausiojo kunigaikščio titulą. Pagal Salynos susitarimą kryžiuočiai siekė besąlygiškai įsigalėti žemaičių žemėse, tačiau žemaičiai masiškai bėgo į Lietuvą, kur pastogę jiems suteikdavo giminės ir draugai. Didysis kunigaikštis iš pradžių išduodavo bėglius vokiečiams. Po kurio laiko jis pakeitė nuomonę ir pats sukurstė žemaičių sukilimą. Jau tuomet ir Vytautas ir karalius Jogaila planavo akistatą su ordinu ir ieškojo tam preteksto. Tokiu pretekstu tapo Žemaitija. Dėl tokio Vytauto požiūrio kryžiuočiai ruošėsi karui su Lietuva. Juos tik domino, ar Lenkijos karalius atskubės padėti savo pusbroliui. Jogaila kartu su savo karališkąja taryba buvo tam pasiryžę. Tačiau siekdamas išprovokuoti vokiečius, 1409 metais nusiuntė į Malborką pasiuntinius, kuriems vadovavo žodžio kišenėje neieškantis arkivyskupas Mikalojus Kurovskis. Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas, nors ir žymus kunigaikštis, vis dėlto pavaldus Lenkijos karalystiai. Todėl karalius negali palikti jo šiame kare. Tačiau karalius siūlo susilaikyti nuo karo ir surengti suvažiavimą, per kurį visos skriaudos ir neteisybės bus ištaisytos. Ilgiau negaliu tverti skriaudos nei savo, nei ordinui. Ir tuoj pat su visa kariuomenė žygiuoju į Lietuvą. Magistre, nustok mus gąsdinti karu su Lietuva. Jei tu įžygiuosi į Lietuvą, būk tikras, kad mūsų karalius su kariuomenė aplankys Prūsiją. Lietuvos priešininkus laikome savo priešais. Taigi tave nukreipsime ginklus, jeigu paliesi Lietuvą. Dėkoju tau, maloningasis tėve, kad nenuslėpei nuo mane savo karaliaus ketinimų. Aš tavo žodžių pamokytas ir užtikrintas, veikiau savo smūgį kreipsiu į pačią galvą, negu į galūnes. Pageidauju aplankyti apgyvendintas, o ne tuščia žemės, miestus ir dvarus, o ne miškus. Karą nukreiptą prieš Lietuvą. Paversiu karu su Lenkijos karalyste. Jogailos ir Vytauto susitarimas atnešė laukiamų rezultatų. 1409 m. rugpjūčio 6-ąją didysis magistras Ulrichas von Jungingenas oficialiai paskelbė karą Jogailai. Netrukus kryžiuočiai užpuolė Dobrynės, Kujavijos ir Kraino žemes.
Taip pat surengė žygį į šiaurės vakarų Didžiąją Lenkiją. Jis stengė užgrobti Bydgoščių, bet netrukus Lenkija jį susigrąžino. 1409 mūšio veiksmai baigėsi paliaubomis, kurios turėjo galioti iki 1410 metų birželio 24 saulėlydžio. Iki tol abi pusės intensyviai ruošėsi lemiamam mūšiui. Lenkijos ir Lietuvos kampanijos planai buvo aptarti 1409 metais per slaptą pasitarimą Lietuvos Brastoje. Pasitarime dalyvavo vos 3 asmenys – karalius Vladislovas Jogaila, Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas ir Lenkijos karalystės pakancleris Mikalojus Tromba. Pasitelkiant žemėlapį numatyta surengti drąsų reidą į ordino sostinę Malborką. Taip pat nustatyta kariuomenių sukoncentravimo vieta ir terminas – Červinskas prie Vyslos, kur turėtų susitikti birželio pabaigoje. Be to priimtas sprendimas dėl pontoninio tilto statybų, kad jungtinę armiją būtų galima perkelti per upę. Didžiojo kunigaikščio žygio maršrutas iki tos vietos, kur prie Červinsko buvo sutelkta kariuomenė, tiksliai nėra žinomas. Jį galima atkurti tik apytiksliai. Žinoma, kad gegužės 16-28 dienomis Vytautas dar buvo Trakų pilyje, kur priėmė Vengrijos pasiuntinius. Tuo metu stovyklos su visomis patrankomis jau buvo pajudėjusios iš Trakų ir vyko į paskirtą dislokacijos vietą. Pats kunigaikštis su kariuomenė išvyko birželio 3 dieną. Vytautas žygiavo Nemuno dešiniuoju krantu Gardino pusėn, ten persikėlė per upę. Toliau pasuko į vakarus, dingo miškuose ir iš jų išėjo tik prie Narvos. Čia Vytautas sustiprino savo kariuomenę, iki birželio 14 dienos susijungdamas su likusiais Rusios ir totorių padaliniais. Po kelių poilsio dienų Narvos kairiuoju krantu toliau žygiavo į vakarus ir birželio 24-28 dienomis persikėlė per Bugą. Kitą dieną Vytauto kariuomenė užmezgė ryšį su Kozlove apsistojusią Lenkijos kariuomenę. Birželio 30-ąją didysis kunigaikštis su visomis savo pajėgomis pasiekė Červinską, kur jo laukė pusbrolis Lenkijos karalius Jogaila. Lenkijos, Lietuvos kariuomenės ir Mozūrijos kunigaikščių daliniai pavyzdingai persikėlė per Vyslos upę akylai stebimi karaliaus ir jau Liepos 3 dieną pajudėjo ordino valstybės kryptimi. Persikėlimo greitis ir tikslumas nustebino Torūnėje buvusi didįjį magistrą. Jis iš pradžių negalėjo patikėti, kad Jogaila visos savo galingos kariuomenės priešakyje jau per žingsnį nuo jo šalies sienų. Didysis magistras vis dar ne iki galo nuspėjo karaliaus ketinimus ir nemanė, kad tas ketina smogti į ordino žemių gilumą. Labiau tikėjosi riboto konflikto, tipiško viduramžių stiliui ir bandymo atgauti Dobryne žemes. Lenkijos kariuomenė persikėlusi per Vyslą sparčiai žygiavo Prūsijos link, kad Liepos 7-9 dienomis jau būtų Mazovijoje priklausiusiose, bet kryžiuočiams atiduotose Vgžansko žemėse. Dėl šios priežasties lietuviai ir totoriai negailestingai jas nuniokojo. Neišvengta žiaurių civilių gyventojų žudynių. Lenkų ir lietuvių pulkai Liepos 9 pagaliau įžengė į Prūsiją. Norėdama pagerbti šį įvykį, visa kariuomenė išskleidė vėliavas, o riteriai giedojo Dievo motiną. Didysis magistras jau buvo tikras, kad Jogaila palei Vėlo upę ketina žygiuoti į Malborką Kužentniko link, kur norės perbristi Drvensą. Iš tiesų, Liepos 11 dieną Jogaila sustojo poilsio prie Rubkovo ežero netoli Kužentniko pilies. Išsiųsti karaliaus žvalgai pagrobė Drvensos upėje maudomus kryžiuočių žirgus. Nors ir tikėtasi priešiškos kariuomenės puolimo, kryžiuočiai nenumanė, kad Lenkų ir lietuvių pulkai žygiuos taip greitai.